Sveiki! Ir šiandien parodysiu, kaip pasidaryti sąsiuvinį. Jo, tai ko jums reikės? Žirklių, klijų arba kažkas limpa. Plastiliną galite naudoti, panašius klijus. Parkeliuko, bet kokį. Tušinuką, parkeliuką, tas pats. Lietuvių arba matematikos lapelio. Jo. Ir kažkokios knygos viršelio ar sąsiuvinio viršelio. Taigi, pradėkime. Šitą iš pirmo reikės pasiimti, o klijus parkeliuką patraukti šoną. Taigi, aš paimsiu tokią, kur norėjau daryti sąsiuvinį, bet nedariau. Taigi, aš jį pamatosiu, nes norėsiu daryti tokio pat rožės. Taigi, aš paimsiu savo viršelį ir kažkuriam uždėsiu. Tada šičia dėsiu. Tai gražiausia man pusė. Štai vadim. Taigi, aš jau dabar pasižymėsiu. Jūs galite padaryti sugalvoti kokio ūgio. Jau. Taigi, bet aš darysiu štai tokio ūgio. Mau. Laikykit. Šituo. Tada. Įsivečius. Šitą paminį. Va, apsivedžiau. Bet jau dar to parkelio reikės. Va, ar jums nereikės? Va, apsivedžiau. Taigi dabar aš jį iškirpsiu. Galėtų daug. Įsikarpyti daug susinukų. Jo. Ups, netai perkirpiau. Buvo čia vat linija tokia, bet nelygiai nukarpau. Žinau. Ak. Jau. Taigi. Darysim. Tai taip. Taigi. Dabar pasikirpsiu. Atsiprašau, čia truputį man įpsi. Atsiprašau, labai sorry. Truputį, štai taip. O, truputį, čia nesklanduoja. Atsiprašau už tokį dalyką. Kas man čia parašė. Jo. Taigi, pagaliau įskirpau lapelį. Štai vat lapkas. Čia mano toks. Ir vėl. Tai jis mane pradės nervuoti. Ok, daugiau. Toliau. Pasimkite savo lapelį. Pasimkime šitą, bet nedarykime vat štai tokio ūgio. Tai paimatuokime. Pamatuokite ir... Jo, ir... Mano yra čia kažkaip per pusę, taigi nelabai... Per pusę kažkaip taip. Per pusę.
Vienas asmenys bus yra pusę lapo, tokio kvadratėlio pusė. Taigi, jūs pamatavę, kokio jis yra dydžio. Jūs galite paimti ir tokį per visą jūsų plotą taip įsikirpti. Bet man čia užtruks ir kokia, vien dėl to, kad nusibrėž, jums yra ilgo. Nervina man. Ir taip, jūs nelygiai, taigi vertėčiau pasidaryti taip pat kaip ir aš. Nusibrėžti liniją. Tokią. Vertėčiau, bet jūs jį nenorit, nusibrėžkit. Jūs yra lygiai, pavyzdžiui, 3 tokie kvadratukai, bet man nelygiai yra. Taigi man yra čia taip 2 langeliai ir pusė langelio. Ne per daug pusė. Atsiprašau. Atsiprašau, turbūt čia tokie nesklandumai. Trauksiu apėsą. Ir jo, taigi aš dabar iškirpsiu. Aš gal sustabdysiu. Taigi aš įsikirpau. Jo. Štai tokiam batmenėlį. Tokiam 2 langelių ir per pusę. Ne per daug pusę. Štai tokį. Nelabai didelę. Mažu tokį. Šiek langelių. Taigi, pasiėmėt savo viršelį ir užsidėkite ant savo ilgo papiriuko. Šitaip. Ir dabar matote, kad mano linksnis yra ne per pusę. O tai yra nelygus, o per pusę. Matote, mano linksnis per pusę. Taigi vėl man nervins. Taigi aš dabar užsidėsiu viršelį ir taip vyniosiu. Suspausiu ir ne. Tai jau, kad padarytume daug tokių. Taigi man čia truputį liko. Truputį čia liko. Taigi reikia nukirpti. Taip va. Nukirpau. Nelygiai nukirpau. Aišku. Ir jo. Ir kai jūs darėt savo linksnius. Štai jums parodysiu. Savo linksnius dariau. Štai linksniai, linksnučiai. Palauk. Truputį čia man krenta. Daiktai, štai va, tokie linksnučiai pas mane. Taigi, dabar kaip jūs matot savo perlenkimą. Taigi, jį dabar neperkirpkite iš karto. Jį užlenkite ir padarykite tokį dvigubą, kur jūsų pirmas linksnys baigėsi. Ir tai perkirpkite. Toliau, matot, jis man bus per ilgas, aišku, bet nieko tokio, aš jį trumpinsiu. Ir man liko dar keletą tokių. Taigi jūs taip nusikarpykite. Karpykitės. Čia nelygai. Ir jo, turiu keletą va štai tokių. Ir jie man, aišku, yra tokie didelį. Jo, nes sąsiuvinys toksai nebus, jisai bus toks. Ir ką aš čia pridirbau, nes jį vaizduoju. Taigi, pamiršau jums pasakyti, kad viršelį reikia užlenkti. Nesąmonę padarau, bet nieko tokio galim iš naujo padaryti. Va, užlenkti, atsiprašau labai. Upsi. Upsi. Upside. Jau jūs man nemat, nu. Va. Štai va. Turėjo būti iš tikrųjų kaip knygutė. Atsiprašau labai. Ir jo. Ir kaip matot, nieko tokio jūs padarėt ilgus.
Jūs tiesiog paimkite savo užlenktą viršelį, įdėkite tą lapuką ir matot, man yra žiauriai ilgas. Taigi aš, kai baigėsi mano tas daiktas, tas ilgis, aš tiesiog nukerpu. Ir po to taip aplyginu, kaip atrodo tas viršelis, taip ir turbūt užlynti tie lapukai. Jo, štai taip. Ir tokių prisirykite. Jūs norite, kiek čia yra, aš tiek ir įdėsiu. Taip ištrauksiu. Yra tokių daug. Jūs norite. Jei nenorit, nesidarykite tiek daug. Aš nusprendžiau su ją filmuoti, nes 2 komentarai buvo, kad su ją filmuoti, taigi nusprendžiau, kad su ją filmuosim video. Taigi paimam dar vieną. Vėl terpam. Terpam ką. Gerai. Štai. Pasidariau. Taigi čia iš viso būtų man lapelių skaitant. Nu, vat šito vidury ir šitą. Taigi man būtų kiek lapelių? 1, 2, 3, 4, 1, 4, 8, 12. 12 pas mane lapelių. Iš 3 tokių man 12 lapelių. Taigi, o dabar ką reikia daryti? Pasiimėt savo klijus. Pasiimat viršelį ir savo lapukus. Ir dabar atsidarykite knygelės sąsiuvinio aplanką. tą viršelį. Man čia bus tokių lapelių pradžia tokia. Išsirinkit kokią nori pradžią. Jo. Ir tada pasiimat savo lapuką vieną. Užteks vieną dabar. Jo, dabar stebėkite. Vat vidury. Šitam, kur yra ta linija. Ta linija perlinkimo. Užtepkite truputėlį klijų. Ir taip atidarydami lapuką, jį taip užklijuokit. Gerai? Ir tai po to taip lankstysis. Taigi aš susibdėsiu ir padarysiu. Taigi, aš užklijau visus savo lapukus į šitą knygelę. Tai visus savo 12 lapukų. Taigi, dabar taip darom. Pasiemam savo kniuką, pamatot, ir jeigu yra taip išlindę, tai prašau, žinoma, triukšmauja, jei jūs nors skirti. Tai va, man yra išlindę. Taigi jūs paimkite žirkles ir taip apkarpykite. Nes sasinukė nėra niekada iš